Labadiena, gerbiami visaginiečiai. Praeitą savaitę šitą laidą tikrai neišėjo, nes manau visiems suprantama, kad ketvirtadienį gavus tokią šokiruojančią žinią apie mūsų garbės pilietį, apie mūsų Seimo narį, tikrai apie jauną, energingą žmogų, ne iki atsakymų buvo. Ir dar kartą noriu pasakyti labai nuoširdžią ir gilią užuojautą artimiesiems, ypač tėvams, nes tikrai nelaikas, bet ne mes tą galim. Ne mes nusprendžiam, kada laikas ir kam. Todėl dar kartą užuojautą ir laikykitės. Kitaip nebebus. Ir atsakinėjant į klausimus, iš tikrųjų ir sunku kalbėti, ir taip, bet gyvenimas eina į priekį, nieko negalime pakeisti, lieka eiti pirmin, eiti tolyn ir tikėtis, kad jam jau tikrai yra geriau. Pirmasis klausimas. Prie progimnazijos Gerosios Vilties esančios riedlenčių aikštelės sienos yra ištepliotos vandalų piešiniais. Kodėl nepakvietus dailininkų sukurti ten normalius piešinius? Kokios priemonės taikomos kovai su vandalais, niokojančiais pastatus? Tikrai taip ir mes vis bandom, apeliuojam į tą tokią jaunimo sąmoningumą. Tikrai matau, kiek mes turim gerų, sąmoningų, tikrai nuoširdžių jaunų žmonių. Tačiau atsiranda visada tie, kurie kažkodėl nusprendžia tiesiog niokoti, kažkaip tai subjauroti ir taip toliau. Tai šitos sienos buvo, priminsiu, suteiktos kaip tik tiems, kurie mato tuose piešiniuose tikrai meną ir sudėtingumą ir taip toliau, kad jie galėtų išreikšti save, parodyti. Ir jos buvo tikrai apipieštos taip, kaip tikrai gerąją prasme. Aišku, negalima piešti tokių dalykų, kurie galėtų kažkokią neapykantą sukelti ar ten kažkokiais nelegaliais žodeliais papuošti patį piešinį. Tačiau išpiešus ir tikrai neblogai išpiešus atsiranda tie, kurie dar ant viršaus kažką nusprendžia užrašyti arba dar nupiešti. Taigi ir šiemet vėlgi sutvarkysime sienas ir aš tikiu, kad vėlgi leisim jaunimui išreikšti save tam, kad visgi ir pats jaunimas matytų, kad ne viskas, kas yra, sakykime, nelegalu, tas ir traukia, o pieštumėm tai, kas patinka ir savotiškai tuo ir sudrausmintumėm tuos vandalus. Dėl pačios kokios priemonės, tai priemonės tai administracinė atsakomybė. Jau ne vieną kartą apie tai kalbėjau, tačiau pagauti tuos vandalus nėra taip lengva. Todėl tik kartu, tik bendrai su policija, su administracijos darbuotojais, su jumis mes galime susitvarkyti savo miestą, kad jisai būtų dar gražesnis, dar jaukesnis, dar malonesnis. Ir jeigu pastebite, kad kažkas tokia veikla užsiema, įspėkite, kad taip daryti negalima. Ir geriausiu atveju tiesiog nufotografuokite ir atsiųskite. Ar tai būtų į policiją, ar tai būtų į Tvarkau miestą mūsų tinklalapyje. Tada bus lengviau pagauti tuos vandalus. Ar įmanoma susitarti su privačių sklypų savininkais Dykroje, išpirkti jų žemę apleistoje teritorijoje ir ten įrengti parką su vaikų žaidimų aikštele? Tai taip tikrai įmanoma, bet aš visada naudoju tą pagrindinį posakį. Pirmiausia, turim apsispręsti, ką darysime ir tada jau ieškoti būdų, kaip tą įgyvendinti. Tai jei kalbant apie vaikų žaidimo aikštelę, tai manau, kad idėja gera, tačiau reikia įvertinti ir tai, kad jų yra šalia tos aikštelės. Ir tik susidėliojus savo pagrindinę strategiją, ką darom, pradėsime dėrėtis dėl išpirkimo.
Kodėl žolės pjovimo grafikas paskelbiamas tą pačią dieną, kai darbai jau vyksta kai kuriuose kiemuose, o ne iš anksto? Vėliau gyventojai kaltinami, kad nepatraukė automobilių. Tas kaltinimas galbūt daugiau raginimas, kad jeigu gaunate informaciją, pasistengkite, patraukite. Dėl pačios informacijos, tai kaip man paruošė atsakymuose, kad taip yra situacijos, kada vėluoja pats pjovimas, kadangi tiesiog objektyvos priežastys, ar tai būna oro sąlygos netinkamos pjauti, ar tai technika sulūžta, tai čia yra gyvenimas, taip jau atsitinka. Tačiau taip pat ir įsipareigojo administracijos darbuotojai, kad kiekvieną penktadienį bus pateikta tinklalapyje informacija, kokie kiemai bus šienaujami kitą savaitę. Tikiuosi, tai bus įvykdyta ir tokių nesusipratimų bus labai minimaliai. Koks sprendimas priimtas dėl gyventojų patekimo į slėptuves ir techninius rūsius oro pavojaus metu? Tai tiesiog priminsiu, kad kai buvo slėptuvės organizuojamos, tokių reikalavimų nebuvo, dabar yra tie reikalavimai. Ir pačiu greičiausiu būdu priėmėm sprendimą, kad paskirti tose įstaigose dirbančius darbuotojus atsakingais už greitą atrakinimą ir atsakingais už tai, kad jie ir išeiginėmis dienomis neišvyktų kažkur. Taigi toks sprendimas yra, dabar matau, kad jau vyriausybė šiek tiek švelnina tokius reikalavimus, nes patys suprantate, kad tai tikrai kainuoja daug įpareigoti žmogų, neišvykti ir būti net išeiginėmis dienomis. Taip pat ir pats turiu tam tikrų idėjų, kurios artimiausiu metu bus įgyvendinamos, apsvarstomos ir taip toliau. Taigi, šiuo metu yra paskirti atsakingi asmenys, kurie operatyviai atrakins visas priedangas. Siūlau išleisti informacinį lankstinuką 2 kalbom apie tai, kaip elgtis oro pavojaus metu, pateikiant slėptuvių sąrašą. Smagu, kada mes tikrai galvojame labai vieną kryptim, unison, tai toks nurodymas jau yra duotas ir lankstinukas artimiausiu metu atsiras. Buvo žadėta, kad kalno įrengimo darbai bus baigti iki gegužės pabaigos. Ar darbai vėl vėluoja? Žinot, aš tikrai gal pasiaiškinimui pasakysiu tai, kad aš perduodu tuos pažadus, ką pats gaunu, nes rangovinė organizacija tai daro ir tikrai pamenu, kada buvau sakęs, kad rangovai įsipareigojo net iki balandžio pabaigos tą darbą atlikti, po to iki gegužės pabaigos atlikti, bet šiai dienai ir dar darbai iki galo nepabaigti. Tačiau yra ir kita medalio pusė, kad dažniausiai užduoda šį klausimą, kodėl darbai vėluoja, tie, kurie daro viską, kad tie darbai vėluotų. Rašo skirtingus skundus, kreipiasi į visas įmanomas institucijas su patikrom ir taip toliau, kad tik tai būtų maksimaliai sustabdyti darbai ir darbai vėluotų. Tai gana keistai tai skamba, bet yra būtent taip. Ir dažnai netgi išgirstu, kad kodėl čia žiemą kažkas jau nebeslidinėjo. Tai dėl tos pačios priežasties, kad gerbėmieji daug stabdėte, jūsų rezultatas matomas, po to reikia visą tai išspręsti, o nečiuožinėjom numatyti, kad ir patys, net į tą patį butą, jeigu jums pasiūlytų gyventi, jau pradėti gyventi bute, kuriame tik sienos ir net langų nėra, abejoju, ar jūs tą sugebėtumėt padaryti. Ar galima bent vasaros laikotarpiu išspręsti viešųjų tualetų trūkumo problemą, kiekviename mikrorajone pastatant po vieną biotualetą? Ačiū tikrai už tą idėją tokią, kad su specialistais apsvarstysime. Nėra tai pats paprasčiausias būdas, nėra tai pats pigiausias būdas,
kadangi ir biotualetas, ir pats kainuoja, ir po to jį reikia aptarnauti, o tai yra tikrai sudėtingas procesas aptarnauti tą patį biotualetą ir periodiškai. Taigi apsvarstysim šitą klausimą, bet kuriuo atveju ačiū už ne tik klausimą, bet ir pateiktą sprendimo būdą. Ar bus paskelbtos visų vaikų vasaros stovyklų sąrašas? Tai, kiek žinau, jis yra paskelbtas, tačiau jeigu trūksta informacijos, tai specialistai sakė, dar kartą patikslins. Ir tikiuosi, kad tą informaciją gaunate ir kiekviena šeima, visi tėveliai galės apsispręsti dėl savo vaikų vasaros stovyklos ir pasirinkti tą stovyklą, kuri jiems patiks labiausiai. Kada vis dėlto pradės veikti naujasis tomografas Visagino ligoninėje? Tai šiai dienai tomografas jau pradėjęs veikti. Tačiau dar to oficialaus tokio atidarimo nėra padaryta, bet jau gydytojai gali juo naudotis ir priimti ligonius tam, kad naujausių tomografų nustatytų maksimaliai tiksliai tas ligas, kurias gali šis aparatas nustatyti. Ar bus suteiktos kitos patalpos sporto salėje Taikos prospekte 23, buvusios pirties pastate? Ruožiai ieškau ir aš pats, ir administracija šio klausimo sprendimo ir kitą savaitę pas mane kabinete ir bus susitikimas svarstant šį klausimą. Taip yra, kad dažnai tenka netgi ne visai savos kompetencijos klausimus spręsti, nes sporto klubas yra komercinės veiklos atstovas ir tai niekaip ne savivaldos klausimas, tačiau suprantu, kad mūsų mieste ši veikla tikrai labai reikalinga, labai svarbi ir mes neturime tiek daug pasirinkimo, kaip gali turėti didieji miestai, todėl įsijungiau šitą klausimą ir manau, kad mes jį išspręsime. Ir taip, kaip ir esu susitikimo metu sakęs, tikiuosi, kad taip klubas ir veiks. Taigi, į tuos klausimus visus atsakiau, norėjau tiesiog padėkoti už jūsų aktyvumą, už jūsų klausimus, nes klausimai ne visada iš tikrųjų ir mano kompetencijos, tačiau aš gaunu greičiau atsakymus, nei bet kas tą galėtų gauti. Ir dažnai pasinaudoju ne tik pačių klausimų atsakymų, bet ir tomis idėjomis, kurios būna išsakytos. Beje, ir jeigu žmonės užduoda klausimą, vadinasi, šitoj vietoje reikia kažką pasistengti, ar tik paaiškinti, ar ir patobulinti. Tai dar kartą ačiū. Priekyje išeiginės. Tikiuosi ne tokios stresinės kaip praeitą kartą ir viskas bus pas mus gerai.